Sveiki ir vėl važiuojam. Važiuojam į Blitz 16. Nesitikėjau, kad gruodis, tiksliau lapkritis pasitiks mus su žiema, pūga molėtų plente. Na žodžiu, gražu žiūrėt. Bandysim kažkaip. Taigi turime vėl Riešę. Riešės bažnyčia šįkart be šitų... Pamiršau, kaip vadinasi. Mes turim jau porą dalyvių atvažiavusių. Pakalbinam. Turim labai jauną dalyvį, 5 mėnesių. Turim, palaukit, kur čia ta Toyota? Va šita Toyota, kuri, nu žodžiu, sugrįžo pas mus Martynas Audi. Pirmą kartą po 4 gal metų rašymo. Passatą turim, kuris dalyvaus. Kažkas šypsosi visą, kad ne. Ir galim varyti. Nu, blemba, aprašyme, tai žinai, parašym, kad įmanoma. Tai. Subaru parking only. Prisiparkavimu kaip Amerikai, va net. Pralipt negaliu, va. Didesnės krovos nebuvo. Nebuvo didesnės, nu, bet džiaugiuosi ir... Nu, va, startavom. Su nuostoliais iškart nuplėšiau bumperį starto metu. Bet noriu pakalbėti ne apie tai. Starto metu jau atėjo pusė 7 ir kažkaip mažokai ekipažų palyginus su tuo, kas susiregistravo, pradedi skambinėti. Ir tada žmonės, netgi 3 ekipažai, pasakė, kad oi, kažkaip per ilgai užtrukau kamštį, ten kažkas susirgau, visgi neatvažiuosiu ir panašiai. Nu, žodžiu, priežastys įvairios yra, tai kažkaip labai norisi paprašyti žmonių atsakingumo ir pranešti iš anksto, nes galbūt į jūsų vietą būtų galėjęs kažkas kitas atvažiuoti, kuris norėjo, bet netilpo, kaip dažnai būna. Tai tiesiog žmogiškumo ir viskas bus gerai. Bet mes tikim žmonėm, visko pasitaiko visiems ir vis tiek ačiū, kad dalyvaujat. O mes važiuojam toliau. Bėga laikas, keičiasi ir metų laikai. Kaip sakiau, kad čia per gražų rudenėlį, beržinėlį važiuojam, o dabar jau ir žiema. Vėl sustojam prie šitos gėdos lentos, pasižiūrėsim, kai važiuot. Sniegas iškrito, tiksliau, jis tirpsta, kaip ir nebetirpsta, dabar jis sninga. Nu, žodžiu, slidu, kad neprisidarytumėm reikalų. Gal aš jau čia nevažiuosiu dešiniau kaip anakart, o gal važiuosiu, nežinau. Būtų labai gerai, kad į medžius tik nieks nenuslystų. Nu, bent šis Outbackas, kurio labiausiai gaila. Brangiausias man. Jo, jaučiu. Plečiasi, kuo geriausiai. Nu va, labiausiai bijojantis. Pravažiavo, tik dugną nu. Palauk, čia Sekvoja ar ne? Ne, Sekvoja už mūsų čia Padžero. O! O jis čia specialiai? Ai, specialiai, Bet iš šipio ratai labai tas. Tai pareguliuoti šlipu. Eina savo, man. Pagaliau, nors vienas važiuoja ten, kur Tomas. Aš labai tikiuosi, kad apsaugos šį kartą nenuplėš. Ai, kaip kabinasi. Oi, kokie vaizdai gražus. Wranglers irgi perkaitė. Dalis palivėlė, kaip jų nuvažiuoti. Jų tau važiuosi. Nori purvo, bet negiliai. Ai, Mindaugas šaunuolis. Reikia jungti, aš dar nejungiu. Ne, kai atbulas važiuosi. Ten stirna dar priekį vaikšto kažkokia. Nu.
Kaip čia visi viską siekia? Nesiekia, čia pas jį nesiekia niekas. Žodžiu, važiuojam. Ta žiema užklupo visai mus netikėtai. Pūga, kelias pasidengęs baltu sniego, slidu. Žiauriai gerai. Tai šitas beržas yra, nežinau, unikalus dalykas. Mes jį atradom prieš labai daug metų, kokius... O, va, super, šviesa. Bliamba, bet kosmosas, na. Šitas birželis kažkur prieš, nežinau, 6, 7, 8 metus nukrito. Matyt, kai iškirto medžius, jinai sniego neatlaikė ir viršūnė tapo atrama. Ką tu? Šeškiniai labai panašus birželis yra, bet jis neturi atramos antros. Sako, lenkmėlį kol jaunas? Nu tai čia kažkas nulenkė ir gerai, ir sėkmingai, ir labai auga. Aišku, duodu kokius, nežinau kiek, 5-10 metų, kol nulūš viršūnė šitas. Bet